Sveiki, sveiki. Ačiū, kad stebit mano kanalą ir prenumeruojat. Ačiū, kad spaudžiat patiktuką. Ačiū, kad komentuojat, kuo nudžiugins mūsų rytojus. Tuoj pasakysiu, išsirinkit iš 4 kortų, kurias čia bandau ištraukti. Va, ir skaitau po vieną. O, tai apie jūs sako taip, kad jūs rytoj turėsit, tokią ypatingą įtaką ir tokių savanaudiškų kėslų. Tiesiog jum tuoj pasakysiu, seksis visus įtikint savo teisybę, visiems įrodyt, kad yra taip, o ne kitaip. Jūs sugebėsit parduoti, ką pardavinėjat, brangiau negu visada, nusipirkt pigiau. Jūsų visi klausys įsižioję ir linkčios galvom, nes jūsų charizma rytoj bus ypatinga. Jūsų kažkoks išradingumas atsiskleis, apsiskaitimas, išmintis ir gudrumas. Išlys visas jūsų gudrumas ir jūs tuo labai pasinaudosit. Jūs tą gudrumą turit visada, bet kaip išauklėti žmonės, taip stengiatės būti mandagus, nieko nenuskriaus, tai jūs rytoj pamiršit šitą savo mandagumą ir dorosit visus, kaip jums patinka. Tai jeigu jūs politikai, čia jūsų labai tinkama korta, jeigu jūs reklamą gaminat, labai irgi tinkama diena. Ir pardavėjų tai diena. Jum rytoj seksis viską pardavinėt labai gera kaina. Ir tai jūs nudžiugins. Taip, o čia tokių rimtų pinigų korta, tokios stabilaus pinigo. Jūs viskas rytoj bus apie gerus pinigus. Gali būt, kad jūs taip ir gausit krūvą pinigų, tokį didelį pentaklį, kokių dovanų jum atneš. Gal jūs sudarysit kokį gerą sandorį, kuris taip pat neš pinigus, arba gal kokį papildomą darbą jum pasiūlys už tokį gerą atlyginimą, lengva, nesunku, bet sumokės jum gerai. Ir tai dar sako apie jūs, kad jūs stabiliai gyvenat, stabiliai jaučiatės finansiniu atžvilgiu, bet vis tiek šitą kortą jum atneš kažką naujo į tą jūsų stabilumą. Bus dar geriau negu buvo. Jūs gausit daugiau pinigų, tai jūs pradžiugins, tai bus nesunkiai gaunami pinigai. Žodžiu, viskas apie pinigus, kurie jūs džiugina. Taip, tai gražuolė valdovė. Jum rytoj būtinai privaloma save palepinti. Jūs daug nudirbot, jūs gavot puikius rezultatus, jūs stengiatės ir dabar viskas susitvarkė, viskas jum neša pelną. Jūs labai puikiai valdot, jūs puikiai vadovaujat. Visiems savo reikalam, visam savo pasauliui, visiems artimiesiam ir tolimiesiam, gal jūs darbe vadovaujat. Gal jūs tiesiog iš prigimties valdovės. Rytoj jūsų žavesys dar labiau atsiskleis, populiarumas dar labiau padidės ir būtinai pasilepinkit, būtinai nepamirškit, būtinai prisiminkit, savim pasidžiaugt, savim pasigėrėt, pasimėgaut savo grožiu, savo nuostabiom mintim, savo nuostabiom idėjom.
Puikiai diena jum ateina, mėgaukite savim ir visaip save lepinkit. Būtinai, būtinai, būtinai. Nes tai kaip tik jūs ir pradžiugins. O čia tokia energijos susikaupimo vieta. Jūs gausit rytoj daug papildomos energijos, daug gerų idėjų. Daug idėjų apie tai, kaip pagerinti savo namus, kaip pagerinti savo verslą, kaip viską sutvarkyti, kad dar labiau jums sektųsi, kad jūs gautumėt daugiau pinigų, daugiau gerų rezultatų. Jūs tiesiog atsidursit tokioj energijos vietoj, kur kai atsiranda daug energijos, ką jūs darot? Jūs ją mėgaujatės, jūs matot, kaip viskas lengvai sekasi, jūs matot, kaip visi pinigai lengvai užsidirba, jūs matot, kaip jūs galit sportuoti, jūs galit pasirodyti visuomeniai. Ir sveikata gera. Ir viskas aplinkui plėskia, tvieskia, tokia ypatinga šviesa, ypatinga gerovė. Tai jūs net nustebins, jūs net nemanot, kad jūs galit šitiek energijos gauti ir šitiek visko nuveikti ir tiek visko pastatyti, aprašyti, nupirkti, parduoti. Ir ką jūs ten veikiat? Viską darysit tiesiog su blizgesiu, su tokiu nušvitimu. Jūs tai būtinai labai pradžiugins. Būtinai.